Grįžtame šiandieną vėl su KMZ projektu. Šiandien susidėjau variklį atgal, kadangi teko antrą kartą perrinkti, nes kairys cilindras visgi vėl kaito ir vėl vėlė stūmoklį. Tai viską išardžius pastebėjau, kad buvo tarpinės senos padarytos, o tos tarpinės uždengdavo tepalo papildomą griuvelį, kuris papildomai tepa kairio cilindro stūmoklio viršutinę dalį. Tai viską vėl perrinkau, patobulinau šiek tiek tarpinę, susidėjau atgal ir šiandieną pasidaryti turėtume galbūt ir pirmą testą, jeigu spėsim. Tačiau, pirmiausia, iš Liudo įrankių nusipirkau tokį kompresijos testerį ir šiandieną norėsiu pasidaryti irgi testą kompresijos tiek kairiam, tiek dešiniam cilindrui ir pasižiūrėti, kiek duoda kilopaskalio spaudimo tiek viename, tiek kitame cilindruose. Sudėtyje yra pats kompresijos testeris, jungiasi angaliai greitos jungties pagalba, taip pat žarnelė ir angaliukai skirtingų diametrų, na ir vienas vamzdelis tiesus bei vamzdelis panašiai 30 laipsnių kampu, kuris irgi statosi į cilindrą. Tai principė, kaip aš šiandien darysiu, pasiimsiu šitą žarnelę, testerį, prisijungiu į testerį greitos jungties, pagalba pukšt, susijungia ir pasiimu vieną angalį, kuris man tiks irgi į žvakės vietą įsisukti. Įsisuksim ir tada matuosime spaudimą. O pamatavus spaudimui išleisti yra šitas naudojamas mygtukas. Galbūt kai kuriam patogiau gali iš karto kišti vamzdelį į testerį, laikyti įspaudus į cilindrą ir tada taip belaikant paspardyti variklį ir matuoti, kokia yra kompresija cilindre. Na, bet man iš tikrųjų yra, kadangi šiandien vienas darau, tai man yra daug patogiau tiesiog su žarnele prisisuki, laikai testerį ir viskas. Kadangi čia yra ant kiekvieno angaliuko gumas, tai jos nepraleidžia kompresijos, tai šiek tiek dar geriau ir patogiau yra. Išsisukam pirmiausia žvakę. Taip, dabar pasižiūrim, koks angaliukas tinka mum įsukti į žvakės vietą. Jo, šitas tiks. Užsidedam jį, bus patogiau iškart ant žarnelės. Ir įsukame irgi į žvakės vietą. Nereikia daug veržti, gumos yra ir ganėtinai gerai laiko, viskas nepraleidžia kompresijos. Ir prisijungiam testerį, užfiksavo. Ir dabar paspardysim variklį ir matysim, kiek duoda mum kompresijos. Keletą kartų praspirsim. Taigi, 5,5 panašiai kilopaskalių. Išmatavom kompresiją, čia yra mygtukas, paspaudžiam ir paleidžiam spaudimą. Viskas. Spaudimą paleidom. Išsukam žarnelę. Įsisukam atgal žvakę. Galima žvakės, aišku, ir nesuk, būtų lengviau spirt, bet aš įsuksiu atgal. Išsukam kitos pusės žvakę.
Vėl įsisukam žarnelę atgal. Pasijungiam testerį vėl. Pasijungiam testerį, vėl prasperiam variklį. Nu, 6 kPa irgi panašiai kaip yra name, šiek tiek gal daugiau. Vėl paspaudžiam mygtuką, paleidžiam spaudimą, atjungiam testerį. Ir viskas, pamatavom būdu panašiai lygiai. Na ir šiandienai tiek. Kaip matėt, pasimatavom spaudimus, viskas veikia gerai. Šiaip spaudimas apie 8 turėtų kilopaskalis būti, pas mane yra apie 6, tai tokio senumo cilindram, manyčiau, yra geras skaičius. Taigi dar kartelį rekomenduoju liudo įrankius, jeigu kas norit, greitai atsiunčia, patogu ir ganėtinai didelis pasirinkimas. Šiandien tiek.